Sveiki pirties mylėtojai. Kiekvienas, kai einame į pirtį, nešame tą vadinamą pirties krepšelį. Tai yra vanto, kažkokia tai šveitikliai, eteriniai aliejai, kažkokia tai pagardai, kvapai ir panašiai, kaip atsirinkti produktus, kurie yra mums, kaip sakant, naudingi, nebūtų kenksmingi ir kaip nepasiklysti to visoj paletėj pasirinkimų šios dienos. Šiai dienai vantos lapas yra pirties enciklopedija, kuri turi žinoti atsakymus į visus jums rūpimus klausimus. Todėl mes viską išbandome savo kailiu, tiesiog savo lapais, tam, kad galėtume drąsiai rekomenduoti jums. Bandyti rekomenduoja ir mūsų ilgametis draugas, lietuviškos įmonės Mėta vadovas Mindaugas Viskupaitis. Juos reikia visus išbandyti. Tuos produktus, kuriuos mes gaminame, jie yra labai plataus spektro ir labai plačiai naudojami. Kadangi mes dirbame ne tik tai su pirtininkais, bet dirbam ir su spa centrais, ir su sanatorijom, ir reabilitacijos centrais, tai pagal jų norą, pagal jų specifiką ir kaip jie naudojami, mes ir gaminam tos produktus. Ką aš norėčiau akcentuoti, tai yra tai, kad į šitą įmonę tiek kosmetikos arba pirties, arba sanatorijų, arba reabilitacijos centrų tos pagalbinės priemonės niekada nebuvo jas įdėta nei vieno lašo, dažo, konservanto, emulgatoriaus, spirito, riebalo ir panašiai. Viskas, kas jame yra toje medžiagoje, tai jis yra iš medžių paimtas. Jeigu daleiskim, paimkim tokį ekstraktą, arba pušies, arba beržo, arba dilgėlės, yra 3 technologinės pozicijos. Tai yra eterinis aliejus, hidrolatas ir sausos medžiagos ekstraktas. Jis kiekvienas atskiriamas pagal atskirą technologiją. Jeigu mes viską bandysim iš karto pagaminti, tai mes neteksime eterinių aliejų, hidrolato, aktyvių medžiagų, liks tik tai sausos medžiagų. Pirmiausia, mes iš žaliavos paimam eterinį aliejų, po to paimam hidrolatą iš tos pačios medžiagos ir po to jau sekantį technologiją paimam iš tos žaliavos sausias vandenyje tirpstančias medžiagas. Ir tada, kada yra jos 3 atskiras, jas sumušam į krūvą ir gaunam viskas, kas buvo paimta iš tos žaliavos arba iš medžio, arba iš augalo, arba iš žolės. Ir jums atiduota taip, kaip yra augale. Nieko iš jo neišimta, nieko į jį neįdėta, tai jūs gaunat to augalo tirpias medžiagas, kurios gali įsisavinti į jūsų organizmą. Lengvai. Pabandykit, pamastykit, pažiūrėkit. Kiekvienam žmogui ta medžiaga gali pasijausti skirtinga, nes turi skirtingus pojūčius, skirtingus receptorius, skirtingą mąstymą, skirtingą uostę ir skirtingą matymą. Vienam su mielu nori jis ant savęs užsipils bet ką, o kitas ne, sako, atsiprašau, čia mano sveikatą nepagadins. Lentynos prekybos centruose lūžta nuo įvairovės, bet mes rekomenduojame rinktis lietuvišką prekę ir atkreipti dėmesį būtent į gamintojo patirtį. 35 metai, tai daug ar mažai? Be šitokios patirties, be to įdirbio ilgo, nieko nebūtų. Aš bandžiau čia porą studentų išmokyti, bet jiems atrodo, kad viską reikia suvesti kompiuterį, ne? Ir tas kompiuteris viską padarys. Bet ne viską padaro kompiuteris, reikia prieiti, pačiupinėti, pažiūrėti. Jeigu būtų žaliava ta pati kiekvienais metais, tai aš suprasčiau, kad galima ją suvesti. Bet kiekvienais metais ta žaliava yra skirtinga. Vienais metais sausra, kitais metais lietus. Dar atsimenu senus laikus atskai ir patirtis. Iš to mokaisi. Pasėjom krapus vėlai. Rugsėjo pradžioj, sakau, gal suspės užaugti. Jau viskas, vaškinė stadija, krapai gražus. Nuvažiuoju šeštadienį, penktadienį nuvažiuoju į lauką, sakau, pirmadienį pradam pjaut, gaminam. Pirmadienį atvažiuoju, šalna, 5 laipsnių. Visi krapai suguldyti. Nieko nėra. Nieko nėra. Nieko negali padaryti. Čia yra tokių dalykų, arba dar vienas pavyzdys, daleiskim, kada gamini ekstraktą arba sausas medžiagas ištrauki, kai jas koncentruoji. Visuomet mes stengdavomės laikyti kuo mažesnę temperatūrą, mažesnę, žemesnę, ir gilesnį vakuumą. Ir virimas vyksta per 50 laipsnių, beveik šaltoje aplinkoje, ištraukiamas. Ir galvojam, viskas tvarkoj. Paėmėm, supylėm į statinės, po 2 savaičių statinės pradėjo vaikščioti po sandėlį. Viskas pradėjo rūkti, tada vėl grąžinom atgal į reaktorius perpumpavom ir pakėlėm iki 70 laipsnių
ne aukščiau. Ir tada jos susikonservavo. Tai čia yra tokia patirtis. Tokia yra patirtis, kad tu, atrodo, nori padaryti geriau, kad viskas bioaktyvios medžiagos išliktų kuo daugiau, bet tada nėra konservavimuose, nėra jo stabilumo. Dėl ko, pavyzdžiui, mūsų ekstraktą laiko, o dėl to, kad jie yra taip padaryti. Ir daug tai yra tokių visokių niuansų, kad šitą medžiagą laikytųsi. Jeigu aplankysite įmonės Mėta interneto svetainę ekologiskiproduktai.lt, tai rasite gyvenimo rekomendaciją. Sustok, mąstyk savo galvą. Vartojant ne tik tai, kas sveikai pavadinta, bet ir tai, kas yra tikra ir natūralu. O kaip mums suprasti, kad vartojame natūralų ekologišką produktą? Paėmus pakuotę į ranką, ant kiekvienos pakuotės yra atitinkamos sertifikavimo tarnybos ženklas. Sertifikuojame laukinės augmenijos augalus. Kitas etapas jau yra gamybos sertifikavimas. Visi tie produktai yra pagaminti labai švariai, labai kruopščiai, su atitinkamų tarnybų priežiūra. Jeigu tai yra ekologiškos arbatos mūsų, tai yra ekoagros ženklinimas, kadangi ekoagros ženklina maisto produktus. Visa kosmetika yra sertifikuojama italų sertifikavimo tarnyboje CCPB. Vieną kartą metuose jie atvyksta pas mus, atlieka auditą visos gamybos ir visų etapų ir atsirenka, išsiveža atitinkamus produktus, kur jie atlieka ekspertizę. Nepriklausomai laboratorijoje ištiria, ar nėra herbicidų, ar nėra pesticidų. Ir mes nežinom, kokie rezultatai bus. Kartais laukiam 2-3 mėnesius, kol gauname patvirtinimą. Kai gaunam patvirtinimą, tada ramiai atsipučiam ir tiekiame į rinką. Aš irgi anksčiau labai nemėgdavau skaityti instrukcijų. Ir kada tas produktas bus naudojamas tavo sveikatinimui, tai vis dėlto visuomet reikia susimastyti, ar tas produktas neturi kažkokių pridėtinių, skaitėsi, produktų, sintetinių ir kaip jis yra pagamintas. Pats pagrindinis dalykas, kada, jeigu jūs norite žinoti, ar eterinis aliejus yra natūralus ir ekologiškas, nesvarbu, kas ant jo yra užrašyta natūralu, ekologiška, ypač kada žmogus parduoda iš rankų į rankas, tai jūs jo paklausit 2 dalykų. Ar jis turi 2 sertifikatus. Sertifikatas, kur pagamintas, iš kokios vietovės paimta žaliava ir kokiu būdu, kokia technologija yra pagamintas tas eterinis aliejus arba produktas. Čia yra 2 pagrindiniai parametrai, pagal kuriuos yra nustatomas produkto kokybė. Tai tas turi būti nurodyta ant pakavimo, ant pakelio arba instrukcijos, kur yra viduj. Tai jas reikia būtinai paskaityti. Mes esame dėkingi už jūsų gebėjimą kurti verslą, nekenkiant gamtai ir už galimybę mums gauti truputį natūralios gamtos, naudojant ją savo geroviai.